Terminai būtent nuosavybės perdavimo. Tai yra svarbus momentas pirkėjui, kadangi pirkėjas nori būti garantuotas, kada jis pagaliau galės įsigyti nuosavybės teisėtą turtą. Kiekvienoje preliminarioje sutartyje yra numatomas terminas, kada vystytojas su pirkėju keliaus pas notarą ir pasirašys jau pagrindinę sutartį. Tačiau pagrindiniai klausimai ir pagrindinės klientų pirkėjų baimės kyla tuomet, kai jie pamato sąlygas dėl tokio termino pratęsimo. Paaiškinsiu, kodėl preliminariose sutartyse numatomas galimas pratęsimas. Vienas dalykas, kad statyba yra nenuspėjamas procesas, gali kilti visokių nenumatytų dalykų. Kitas momentas, mes turim statybą ir kontroliuojančias valstybinės savivaldos institucijas, kur taip pat daroma nemažai kliučių. Tai būtent dėl tokių aplinkybių vystytojas, norėdamas būti visiškai sąžiningas su pirkėju, būtent nusimato tokį maksimalų 6 mėnesių pratęsimo terminą, kada gali būti nukeltas pagrindinio sandorio pasirašymas. Atsakomybės. Didžiausias klausimas kyla pirkėjam, kodėl mano atžvilgiu taikomos kažkokios baudos, kodėl tos baudos pirkėjo atžvilgiu ir vystytojo atžvilgiu yra šiek tiek nevienodos. Vystytojas neturi jokio poreikio ir tikslo bauduoti pirkėjų. Vystytojo pagrindinis tikslas yra pastatyti turtą ir jį parduoti. Iš kažkokių tai baudų tikrai vystytojas neketina uždarbiauti, pasidaryti savo pelno, tai ir netgi nelogiška. Todėl vystytojo pagrindinis noras, kad pirkėjas taip pasirašęs preliminarią pirkimo sutartį, taip pat elgtųsi sąžiningai, vykdytų savo pareigas, tai yra įsigytų turtą ir sumokėtų kainą. Kodėl yra kartais skirtingos numatytos baudos pirkėjo ir vystytojo atžvilgiu? Pirkėjo operuoja esama teismų praktika, kad baudos abiem pusėm turi būti lygiavertės ir panašiai. Iš tikrųjų, tokia teismų praktika yra, tačiau yra momentas, kurio turbūt pirkėjai taip pat nepaskaitė iki galo. Galimi nukrypimai nuo to lygiaverčio principo tuomet, kada įsipareigojimų mastas yra skirtingas. Vertinant šalių įsipareigojimus, tai yra pirkėjo ir vystytojo, pirkėjas realiai rizikuoja tuo, kad sumoka kelių dešimčių tūkstančių eurų avansą už perkamą būstą ir realiai laukia, kada bus pastatytas jo turtas ir jam parduotas. Kas liečia vystytojo įsipareigojimus, jie prasideda nuo žemės sklypo įsigijimo, projektavimo, toliau statybų, įsipareigojimų rangovam, įsipareigojimų kreditoriam ir įsipareigojimų kitiem nekilnojamo turto pirkėjam. Tie įsipareigojimai ne kelių dešimčių tūkstančių eurų suma, o milijonai. Tai iš šitos pusės, kadangi vystytojo įsipareigojimai yra iš tikrųjų žymiai didesni negu pirkėjų, kaip prevencinė priemonė kartais yra nustatomos šiek tiek skirtingos atsakomybės sąlygos tiek pirkėjui, tiek vystytojui.